Atvežėme Lietuvą pralaidžiausią pasaulyje kombainą. Jėga. Kederis įspūdingas, kopijuoja kiekvieną dobelę, kiekvieną išlinkimą. Įspūdį daro tikrai gerą. Įspūdingai dirba, aišku, greitis didelis ir beveik 15 metrų kederis šakės. 20 000 litrų bunkerį iškrauna tik per 120 sekundžių. Ne, jeigu reikia, tai visą laiką perki, negali likti be technikos, be pajėgumų, turi visą laiką kažkaip tai orientuotis, kad greitai nuim, kokybišką derlių. Realiai čia tepimo taškų visai nėra, aš tam kombainė dieniniu. Aš savo vėjų aukščiau pjaunu negu tu dabar. Kaip žemaičiai, kad sako, tik juksai belikė. Nu, nėra grūdų, Jėzus Marija, reikės sėti. Jisai važiuoja, jisai dirba, jisai tikrai padaro savo darbą. Ir kalvotom, ir šlapiom, ir sausom sąlygom eina kaip tankas. Žinau, kad šitam kombainė yra mini laboratorija. Taip. Yra tokie, kur jau ir rapsą palaidoja po 20 hektarų, sakė, tikrai nenusikulisim, sakė, jau paliksim. Buvom užklimpinę ne vieną jau kombainą. Teko traukti ne tik su traktoriais, bet ir su ekskavatoriu. Neblogas kombainiukas. Norėtus pasilikti. Aš pats norėčiau tokį turėti.